Labadiena. Vakar JAV biržos indeksams fiksavus teigiamus pokyčius, šiandien optimizmu dvelkia ir Azijos rinkos. Mat investuotojus teigiamai veikia valdžios veiksmai prieš finansų krizę bei atsigaunantis įmonių susijungimai. Deja, Europos akcijų rinkos degė raudona spalva. Pesimizmo rinkoms davė žinia apie technologijų kompanijų skelbtus prastus veiklos rezultatus. Be to, paskelbtas Europos paslaugų sektoriaus sumažėjimas lapkričio mėnesį verčia tikėtis, kad jau ryt Europos centrinis bankas paskelbs sumažinsiantis palūkanų normą. Pabaltijos akcijų rinkos pasidavė neigiamoms Europos nuotaikoms. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas fiksavo 0,93% kritimą. Šiandien stebėtinai aktyviai buvo prekiaujama Ūkio banko akcijomis, kurios buvo perleistos už daugiau kaip 1 milijoną litų. Keletą savaičių kritusios akcijos galiausiai atsitėsė iki 72 centų ribos. Kiti bankinio sektoriaus atstovai, Šiaulių bankas bei Snoro bankas, taipogi sukosi investuotojų rate, o pastarojo akcijų kaina kilo net virš 13%. Keletą prekybos sesijų iš eilės demonstravusios didžiulį investuotojų susidomėjimą, Klaipėdos nafta ir Lietuvos jūrų laivininkystės pozicijos kiek aprimo, tačiau bendrame apyvartos fone sudarė bemaž 28%. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas krito daugiausiai net 3,44%. Besitęsiančios diskusijos dėl Pareks banko ateities kelia abejonių dėl bankų stabilumo. Labiausiai indeksą žemyną šiandieną traukia net virš 7% kritusios Latvijos Kugneciba akcijos. Na, o bendra biržos apyvarta siekia vos 13 000 Latvijos latų. Talino vertybinių popierių biržos indeksas dardėjo žemyn 1,75%. Šiandien birža nustebino labai menką apyvartą, vos 190 000 eurų. Jau keletą dienų iš eilės investuotojai neberodo aktyvumo ir panašu, kad nebeturi lėšų laisvam disponavimui. Kiek didesnė apyvarta priklausė ST Telekom akcijoms, kurios krito 4%. Bendrovė Baltika paskelbus apie išaugusias pajamas per 11 mėnesių labai nepaveikė rinkos dalyvių. Akcijų kaina liko nepakitusi. Šiandieną naujienų tiek, kylančių jums rinkų.